Priminsiu, kad ir mūsiškiai niekada Ukrainoje nekariavo, jie visą laiką užformindavo viską kaip mokymus. Mūsiškiai važiuodavo kaip instruktoriai, neretai į UK bazę. Čia jeigu iš Seimo balsavimo dokumentų, tai į UK važiuodavo mūsiškiai dalyvauti karinėse pratybose ir mokyti ukrainiečius. Tai jie niekada nepripažino, kad įsitraukė į karą ir kad kariauja dar neprasidėjus karui, pasirinkę vieną pusę ir paskui įstatymų mus visus bandė įpareigoti, palaikyti jų pusės, bet jie gavo labai didelės sumas, kad jie palaikytų būtent tas pusės, kurias palaiko, o gyventojai negavo jokių sumų. Gyventojai kaip tik stebėjo, kaip ukrainiečiai be kalbos mokėjimo gauna darbovietės, kaip jie važinėja nemokami autobusais, kaip jiems kompensuojamos gyvenimo išlaidos, nuomos visokios. Čia vienu momentu tai lietuviai buvo žemesnė rasė už ukrainiečius ir dar irakiečiai pabėgėliai padavė į teismą šitą visą poziciją ir laimėjo. Pasakė, kaip gali būti išrūšiuoti pabėgėliai. Mes kalėjimuose sėdim, o jie vat laisvai po miestą iš pirmos dienos. Tai taip, ukrainiečiai irgi turėjo eiti į pabėgėlių centrus ir ten gyventi ir būti rūšiuojami. Jie iš karto pačias geriausias sąlygas gavo. Ministrė Monika, atsimenat, iš karto puolė administruoti specialaus fondo. Tai dabar sako, kad spontaninis karas, kad rusai čia užpuolė nepranešė, viskam jie buvo pasiruošę net su ES socialinių fondų ukrainiečiams persikraustimui iš Ukrainos. Tai jūs pagalvokit. Dabar dar viena naujiena, kad Ukrainoje neramumai. Zelenskis pasirašė ten kažkokį tai įstatymą ir žmonėm nepatinka, bet ten tokio kaip ir sukilimo nėra. Ten žmonės yra, aš nežinau, ten nelabai geri rodo, kaip jie jaučiasi, ką jie galvoja. Kartais pakalbina gatvėse, kartais pakalbina, gaudžia sirenos, jie vaikšto. Iki šiol žmonės gyvena karo apsupty ir vaikšto į darbą. Sako, kai pradeda gausti sirena, Kijevo centre buvo pakalbinti žmonės, pradeda gausti sirena, tai nueinam kažkur tai pasislėpti. Arba dar vieną video mačiau, Charkove gaudžia sirena, vaikai supasi ant supinių ir toliau vaikai supasi ant supinių ir viskas, niekur jie neina. Ten jiems įsigryso tas karas, jie nevertina, be to dažniausiai taikiniai būna kariniai, bet pataiko ir į namus, ir į kiemus, ir į aikšteles. Bet čia šita psichologija atvaizduota, skirtingi požiūriai į karą. Kusturicos filme Gyvenimas yra kaip stebuklas. Tenais vienas baisiai bijo, o kitas pradeda skristi skeveldras, jis toliau žaidžia šachmatais ir juokiasi. Ten ar groja. Ta prasme, yra skirtingas požiūris į situaciją. Ar jisai ten nenori irgi išsikraustyti iš geležinkelio stoties, kol jį prievartą iškrausto. Jis ten sėdi, ten viskas dreba, daužosi. Mobilizacija. Atvažiuoja paštininkas ir sako, mobilizacija. Tik tada jį iškrausto iš geležinkelio stoties. Ten tokia yra kiaulė, kuri valgo metalą. Ten įdomus filmas, pasižiūrėkit. Ten pagal suvalgytą Zaporožiečio, panaši mašina į Zaporožiečio plotą, galima suprasti, kiek laiko praėjo. Ta kiaulė visą laiką valgo tą metalą. Aš apie ožkas mėgstu sakyti, ožkos tai tik tai metalo nevalgo. Jos lentas, kartonus, viską graužia. Tai tokios naujienos, o labai gaila, kad tenka matyti vis tiek, OPTV renka apklausą Paluckas su Paksu lygina, čia nėra ką lyginti iš viso. Čia yra, aš labai jums vakar aiškiai paaiškinau, nesvarbu, kad nenorite girdėti, užsikimškite dar su vašku ausis ir negirdėkite, kaip teismo sprendimo reikia klausyti ir vykdyti. Jeigu jis nenorėjo įti kalėjimą, Paluckas tai turėjo rūpintis, kad neįti kalėjimą, jis net nebuvo prižiūrimas. Jisai reiškia yra iš tokios kaip čia auksinės kastos, kur neliečiami. Pažiūrėkite, jam yra sprendimas neprižiūrimas iš viso. Net nepažiūrima, ar jis įvykdė sąlygas, jam parašoma išvada, kad jau teistumo nėra. Net neperžiūrėta. Rašydami išvadą net neperžiūrėjo, ar jisai iš viso kažką tai darė. Ir jie tada gali daryti nusikaltimus, nes jiems nieko nėra, juos nubaus
duos kalėjimo lygtinai ir jie nesės, tai celofanas lygiai taip pat elgėsi, tarsi iš auksinės kastos. Jisai žino, kad gali vogti ir kad jam nieko tipo nebus. Ir kiekvieną kartą, kai jį suima ir pasodina, jam toksai šokas, nes jo turėtų nesodinti. Jisai iš tos kastos yra. Jam šokas, ten policininkai ant kelio jį suima, kodėl turėtų ten kaip princą palydėti, ten leisti daiktus susidėti ir taip toliau. Tai policija ten kažkuri tai... Jiems nervas užkilo, jiems irgi nervas užkilo, kad kai kurie nusikaltėliai aukščiau jų, ten irgi vyksta karas psichologinis tarp nusikaltėlių ir policijos. Tai va, tokios tokelės. Man šitą vasarą, žinokit, patinka, geriau negu plus 36, jeigu kaitintų, negalėtume lauką išeiti, viskas degtų. Vanduo senka šuliniuose, lietaus nėra, o čia vakar, kai driokstelėjo, kai palyjo, fantastiškai. Pomidorai jau žmogaus dydžio, tai kai pomidoras žmogaus dydžio, tai ir pomidorų daug jisai užmegs. Tai jeigu jūs kažką auginate, jūs daugelis įsivaizduoja, reikia didžiulio ploto, reikia traktorių. Ne, tu gali mažam plote su dideliu protu labai daug pasidaryti, gali 10 daigų pasisodinti pomidorą, bet padaryti taip, kad jis bus labai aukštas, didžiulis ir jisai tau labai daug duos. Tai... Aš vakar zulinau dėl žemės ūkio ir dabar pazulinsiu, tai kad dažnai žmonės radikaliai kažkaip tai reaguoja, kad reikia plantacijų. Jeigu pomidorą auginti, tai būtinai pomidoro plantacijos. Aš būdavo cukinijų plantaciją tokią turiu iš 5 lysvių, dabar nugraužėte pabaisos daigus, iš naujo vadaiginu ir eisiu dabar žiūrėsiu. Reikia pabelsti medį ir žiūrėsiu, kaip čia sodint. Jau ir labai didelius daigus pabaisos nugraužia. Gal kokius gaubtus uždėt, gal celofanus uždėt, nežinau. Na, sąlygos jau kaip Pietų Amerikoje dabar. Bet reikia ir nervus labai ramius turėti. Jeigu nori sodininkauti, nugraužia, iš naujo pasėjai. Anksčiau taip nebūdavo, kad išdygsta daigai ir būtinai 1 ar 2 reikia paaukoti, nes atėjo ir sugraužė. Dabar jau reikia įprasti. Arba visą dėželę sugraužė. Tai va, tai visiems geros dienos, kas daržininkaujat, su protu darykite, ištreškite, kava arbata, pelenai ir auks 3 metrų pomidoras ir jisai tas 3 metrų, 2 metrų. Žmogaus dydžio pomidoras duos jums daug pomidorų ir viskas, ir 1 daigas atitiks 10. Tai va, tai tiek, o ten viskas apie bulves ir maišus, viskas tiesa, ir dėžes, ir statines, ir galit neturėti žemės, aš tai galvoju, jeigu šliužai štai viską valgys ant stogo auginsiu. Ant stogo galima auginti kaip kiniečiai. Pastatysi ant stogo ir viskas. Kokį maliuką, tik viniuojasi. Tai tiek.